Na ką, įsitaisyk patogiai. Įsižemink, 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 tai yra pajausk save kūne, pajausk savo pėdas ant žemės, pajausk ryšį kaip šaknis iš didžiulio galingo žemės medžio einančias į motinos gajos pakitusią centrą. Mes žinome, kad toj pačioj žemėje yra kelios realybės, kurios yra vadinamos kaip dimensijomis ir atitinka tam tikrą žmogaus vibracinį dažnį. Trečioji dimensija - tai realybė, kurioje vyruoja sunkesnės mintis, jausmai, būsenos. Antroji žemė - tai kur gyvuoja tyrumas, lengvumas, džiugumas, dėkingumas. Ir kai mes mokomės susitelkti, išjausti subtiliam lygmenį šitą energiją, šitą vidinę būseną išskleisti, apsijungus, kurioje meilė ir šviesoje pavyksta daug lengviau. Tai mano siektinybė, tikiuosi ir jūsų siektinybė šitą vidinę būseną išskleisti kasdienoje, nes taip mes kūrėme, taip mes įsitvirtiname, išnešame tą savo subtilų pajautimą, tą vidinę būseną į tą antrinę žemę, kurioje dažnis yra šiek tiek aukštesnis. Ir kiekvienas žmogus turi savo pasaulį, kiekvienas žmogus turi savo energetinį dažnį, kiekvienas žmogus kūrė savo realybę. Tai ir yra apie tai, kad mes kiekvienas esame unikalūs, kiekvienas gebame, matome, suvokiame, jaučiame savaip ir patiriame savaip tą patį įvykį, tą patį dėsnį, tą pačią kažkokią situaciją. Kiekvienas išjaučiame, suvokiame, vertiname, patiriame naujai. Todėl, kaip sako, nėra vienos tiesos. Žmogus užrištomis akimis čiupinėjantis dramblį, galinės kojas patiria vienaip ir apibūdina šitą realybę kaip vienaip, žmogus čiupinėjantis dramblios traublį patiria kitaip. Ir faktas yra tas pats, bet mes esame skirtingoje pozicijoje, skirtingoje jausenoje, skirtingame mąstyme. Ir tas faktas, kurį apibūdiname, tą realybę, kurią patiriame, jinai yra kaip faktas. Ir vienam tai yra siektinybė, kad iš tos žemesnės energijos, iš tos sunkesnės vidinės būsenos pereiti į tą lengvumą, į kasdienę vidinį džiaugsmą, dėkingumą būti. Ir tai nėra, kad daugiau nebebus mumise kažkokių jausmų, minčių, patirčių. Tai yra vidinė būsena, kurią mes gyvename, kurią mes vertiname, tai yra vidinė pajausta, tai yra mūsų vidinis apsisprendimas tikėti kartu su vidiniu žinojimu, kad aš esu kūrėjo sąmonės dalelė, kad aš esu amžina šviesa, kad aš esu tas beribis šviesos potencialas. Apie tai rašo ir Dispenza, apie tai kalba daugelis jau žmonių, kurie sugebėjo savo žemišką valią, savo vidiniu pasirinkimu, savo nuolatiniu pastovumu įgyvendinti šią kūrėjo sąlygą, išeiti į tą tyrumo, į lengvumo vidinę būseną. O kas padeda išeiti, tai neutralumas. Neutralumas tai yra tokia vidinė būsena, kai aš nebesusitapatinu. Neutralumas tai nėra, kad aš nieko nejaučiu ir nepatiriu. Mūsų kūnas tai didžiulė Dievo dovana, didžiulė šventykla, kuris taip pat nori
vibruoti tuo dievišku dažniu, išskleisti tą lengvumą, būti sveikas. Todėl netrukdykime jam, todėl pasikvieskime savo fizinį kūną kartu išskleisti tą dėkingumo, tyrumo, lengvumo, sveikatos būseną. Ir ką mes galime padaryti, tai nebesusitapatinti. Neutralumas tai yra savistabos, dėmesio koncentracijos įvaldymas, kaip aš suvokiu, kai gebu matyti savo vidinę būseną, kylantį jausmą, sunkumą, kūne, mintį ir gebėti nebevertinti, o leisti tiesiog visą tam būti ir tą momentą leisti tai vidiniai sunkumo bangai. Kai valosim išeiti per keletą sekundžių, kai mes įgundžiame, leidžiame šitai bangai kilti, pasikylėti tai vadinamam tam šešėliui, tai vidiniai kūno atminčiai, leidžiame įgyti, kurio meilė, ramybėje, išbūdami toje vidinėje tyloje, žinodami ir suvokdami, kad mes einame į tai, kad mes augome, kad tai yra nuolatinis kintamumas ir suvokime, norime to ar ne, mes daugelis esame patyrę ir kūno atminty yra tam tikros programos ne tik iš vaikystės vadinamų traumų, patirčių, bet ir iš atsineštų kolektyvinės sąmonės įdiegtų programų, būsenų, jausenų, sielos žemesniosios patirties, kuri nešasi iš gyvenimo ir gyvenimą. Ir tam tikros savisaugos pasąmoninės programos yra ištisa gama žemiškosios sąmonės, kuri taip pat nori to lengvumo, išgyjimo, ramybės jausmo. Ir tai, ką aš galiu šiandienoje, tai, ką aš galiu dabartyje, tai ugdyti įprotį, stebėti, būti kūne. Ir meditacija čia pasitarnauja kaip įrankis ir subtilusis pasaulis čia pasitarnauja kaip ta kosminė galia, vedanti, išskleidžianti tą kosminį impulsą, tą kvantinį impulsą, kur palengvina mūsų procesą, kur palengvina mūsų virsmą, kur ateina savaime žmonės pagalba ir mūsų sąmonėjimas bendrystėje su kūrėju vyksta lengviau. Jeigu tu nieko nedarai, irgi yra gerai, tu augi, sąmonėjai ir viskas yra su tavimi gerai. Mano kelyje bendrystė, palaikymas, pasidalinimas savo suvokimais ir įžvalgomis padeda pačiai labiau išjausti save, pačiai išjausti didesniu to mastu, platesniu, įsinešti tą platesnį požiūrį per vidinį pajautimą, suvokimą, padeda įgarsinti, suvokti savo vidinę patirtį. Aš nesu iš prigimties tas analitinis žmogus, esu labiau tas subtiliojo patyrimo žmogus ir kad įnešti įžvalgą, suvokimą man reikalingas ketinimas, sąmoningas pasirinkimas. Ir tai aš dariau visus šios metus, transliuodama ir dalindamasi savo patirtimis ir įžvalgomis, galbūt kartojau ir protas kartais sakydavo, gal jau kalbėk apie ką kitą, bet jeigu man tekasi ir kalbasi vėl apie tai, aš suprantu ir suvokiu, kad aš taip užtvirtinu savo naują vidinę būseną, užtvirtinu vidinį impulsą, einu į vidinį gilesnį suvokimą ir mokausi per kalbą, per žodį tikslingai, tyrai išreikšti savo vidinį pajautimą. Tai neutralumas yra tai, kai aš esu savyje, esu apsijungusi su kūrėjo sąmonė, nes esu kūrėjo sąmonės dalelė, esu ta šviesos šaltinis. Ir jau nebesusitapatinu, bet žvelgiu platesniu, siekiamybė
360 laipsnių, pamatyti tą priežastį, iškart ją suvokti, pajausti, kaip aš tai sukūriau, aš to mokausi, kitiems tai pavyksta. Todėl, kai esu šalia tokių žmonių, kuriems pavyksta, kurie savo gyva patirtimi ne vienerius metus liūdija savo tikėjimą per veiksmą, kurdami tai, kas jiems yra svarbu, tai, kaip jie suvokia, tai, kaip jie patiria. Ir, ir savo pavyzdžių rodo tą tikėjimo galę, sveikimo galę. Įsikvėpiu ir tai manyje sustiprina tikėjimą. Todėl tikiuosi ir šiais metais įkvėpsiu tave, palaikysiu tave kartu su kūrėju, srautu subtiliojo pasaulio, su savo žemišku protu, jo įžvalgomis. Ir tikėsime į tą didesnį neutralumą, į tą gebėjimą būti čia ir dabar, būti galios centre. Matyti tą energiją, matyti tą jausmą ir su juo nebesusitapatinti, o išmokti atlikti emocinio paleidimo praktiką, išmokti sąmoningo kvėpavimo praktiką, įgalinti save sudėlioti savo energetinius dažnius, pasirinkti tą mintį ir vidinę būseną čia ir dabar. Nebekeliauti mintimi į praeitį, į kaltę, į gėdą, o išdrįsti pasiprašyti pagalbos, jeigu reikia, konsteliacijos ar psichoterapijos, ar judesio terapijos, tai kaip tau veda, taip kaip tu supranti. Mano kelias vienoks, mano kelias su bendrystė ir mentorių pagalba. Esu tas žmogus, kuris atvirai dalyjasi apie savo tas vadinamus nuopuolius, gėdas, kaltes. Ir taip dar besidalindama patiriu saugumo jausmą, einu į tą savęs visišką priėmimą, kur jau gebu išlaikyti vidinę rimtį ir kalbėti apie tai, pasidalinti. Galbūt esi intravertas ir tavo kelias vienoks, galbūt esi meno žmogus ir tavo kelias per dailės terapiją, galbūt per gamtą susiliejimą. Visi keliai yra geri. Pradėjęs žmogus sportuoti, einantis sveikatingumo keliu, pradėjęs augti ir sudėlioti kažkokius principus veiklos gyvensenos ir net nemedituodamas, bet nuoširdžiai iš širdies vedimo tai darydamas su tvirtu tikėjimu, pasitikėjimu irgi vyksta nuostabus augimas, sąmonėjimas. Vieniems reikalinga meditacija ir patirti vienokį ar kitokį palaikymą, kūrėjo pajautimą per kito žmogaus prizmę. Galbūt per mano transliaciją, ar per mentorystę, per kažkokio kito vedlio. Ir taip mūsų sąmonės viena kitai padeda, nes mūsų aukštesni sluoksniai persipina, dalinasi patirtimis. Ir taip ateina kažkoks tavo vidinis žinojimas, tavo impulsas, kol ateina momentas, kad suvoki, kad jau laikas eiti savarankiai ir tai vėl yra kelias. Ateina momentas, kai visa kasdienybė tampa kaip meditacija. Sąmoningas valgymas, sąmoningas kvėpavimas, sąmoningas kūno pajautimas, judesys, emocijų išreiškimas, sąmoninga kalba. Ir aš tikiu, kad tai vyksta, kai žmogus nuoširdžiai, galbūt kartais net ir to nesuvokdamas, eina į pokytį ir yra jau viduje padaręs tą giluminį sprendimą ir jame yra ta gyva tikėjimo kibirkštėlė, galbūt aš galiu gyventi, patirti save kitaip. Galbūt tai, ką rašo Dispenza, yra tiesa. Tada patirk, pajausk, nebūk tas aklas kačiukas, nes kiekvienas mentorius mes skenuojame, jaučiame, patiriame srautus irgi kitaip. Ir jeigu aš nuskanuosiu vadinamo drambliuko uodegą idealiai, tai bus tik tavo mažytės fragmento dalelė, mažytė puzlės dalelė, kuri galbūt
atliepia tau. Ir tai galbūt yra reikalinga tau, kad išsinešti tą suvokimą, tą pirmąjį žingsnelį, tą pirmąjį pajautimą, tą pirmąjį užtvirtinimą. Tai nuėjęs pas kitą vedlį, pas kitą mentorių, jis galbūt nuskanuos tavo akį drambliuko ar straubliuką ir apie tave apibūdins visiškai kitaip, nes tu esi ta kosminė sąmonė ir ten yra begaliniai tavo galimybių klodai. Tavo kosminė sąmonė gali mokėti groti su daugybė instrumentų, kaip simfonijos ir gebėti pūsti dūdą ir groti su styginiais instrumentais ir taip toliau, ir pianinais nesužinovė. Ir bet šiuo momentu, dabarties momente, gal tu valdai pianiną ir tau reikalinga koncentracija, savistaba, pajautimas, garsas, o po keletą metų galbūt tu save patirsi ir jausi visiškai kitaip. Ir todėl kai žmogus pradeda keliauti per mentorius, pradeda ieškoti kitose to atvaizdo. Ir tai yra gerai, aš irgi tai patyriau, aš irgi tai dariau. Ir rinkausi tas duotybės, tos patvirtinimus ir iš žmonių, ir iš bendražygių, kol grįžau į tą savo vidinį vertės jausmą, į tą pilnatės jausmą, į tą suvokimą, kad šiandien tekasi taip, kaip tekasi. Ir jeigu aš esu kūne ir mano žemiškoji sąmonė dar neturi tam tokios stiprios sukaupusi vidinės energijos, kad išnešti tą impulsą kosminės sąmonės, kad įgyvendinti kažkokią viziją, ketinimą, kurį jaučiu visą širdimi. Ir tada įvyksta tikros abejonės, pasimetimai, ieškojimai tų patvirtinimų. Ir užuot žmogus susitelkęs į tai, ką aš galiu padaryti dabar, daro 1001 bereikalingų veiksmų, atmesdamas pagrindinę raišką. Kartais mums yra svarbiausia pasirūpinti savo fiziniu kūnu, pasirūpinti savo vidinę higieną, susidėlioti, išmokti valdyti mintį, kūną pramankštinti, patirti save kaip visumą, girdėti savo kūną, jausti kūną, turėti tos gyvybinės energijos pilnatvės, kad galėti dalintis. Kartais mums reikalinga sustoti, padaryti restartą ir nieko nedaryti. Dažniausiai, kai vairuoju automobilį ar glostau savo rožes sode, kai yra vėjo žemelė, glostau jos plaukus, ateina giluminiai, esminiai, vidiniai pajautimai kūnų, kai tu žmogus, kai aš kaip tą akimirką, kiekviena ląstele ateina tas vidinis žinojimas, pajautimas, kaip šiluma, kaip vidinė šypsena, kaip tiesiog atrodo, neįmanoma. Aš tikiu, kad mes kiekvienas tai esame patyrę. Ir kai žinome, kad jau reikia eiti į tualetą, mes žinome, toks banalus, galbūt neskanus sulyginimas, bet neapgausi savęs. Kiekvienas viduje žinome, ką turime padaryti ir ką atidėliojame. Ir jeigu aš dar nesu sukaupęs tos vidinės energijos, tos žemiškos valios, ir darau per pastangą, nesuprasdamas, neišjausdamas tos esmės, žinoma, tas darimas irgi yra gerai, bet tada išeikvojame labai savo daug tos žemiškos proto energijos gyvybinės, tada ateina nuovargis, nes viskas vyksta protu, norisi kontroliuoti, sukontroliuoti, o kūnas jaučia vienaip, reikalinga padaryti mankštą, o kūnas guli bejėgis ir nenori. Tai yra apie nesudėramumą, tai yra apie tą kontrolę. Tada pasakyk savo, tada aš pasakau savo, gerai, dabar yra taip, aš patiriu tai, leidžiu tai būti taip ir priimu sprendimą, arba šiandien nedarau tos mankštos ir paskui kažkada savaitės eigoje tai atidirbu, arba einu ir darau tingėdama su lengvumu ir meilė, su visa pagarba savo kūnui. Padarau tą pirmą judesį, padarau tą pirmą žingsnį ir įsivažiuoju. Ir tada taip save įgalinu, kaip su vaiku, su savo kūnu, su savo žemiška sąmonė susitariu, tikiu, pasitikiu. Ir yra tų vidinių sprendimų, kur tikrai žinau, kad man kvėpavimas
kvėpavimo praktikos, sąmoningo kvėpavimo praktikos padeda. Tai kad pajautus įtampas, pajautus, kad jau esu kontrolėje, atpalaiduoju kūną. Ir man labiausiai padeda judesys, ėjimas gamtoje, vasara dviratis, darbas sode, kai tiesiog leidžiu subūti ir leidžiu jausti ir leidžiu tekėti taip, kaip tekasi, atsiduodama kūrėjo valiai. Ir kai yra tas vidinis impulsas, kad aš savo galioje, vidinėme žinojime darau veiksmą, darau pastangą, darau ketinimą, einu į tą naujumą iš tos kitokios tyrumo, lengvumo, smalsumo, žingeidumo, kaip vaikui, kad žinau, kad bus apdovanojimas geras, kad po mankštelės mano kūnas šypsosis, bus galbūt šiek tiek pavargęs, bet dėkingas taip pat ir po tam tikrų vadinamų naujai formuojančių įpročių. Taigi, kas tas neutralumas, patyrinėk jį, paragauk, suvok, išnešk pojūtį. Aš kaip mama, labai mylinti mama, atsidavusi mama, galiu labai rūpintis, pergyventi ir jausti baimę netekties ir norėti, kad mano sūnus ar mano vaikas būtų labai sėkmingas, tobulas ir taip ir už jį daryti, nurinkti tuos akmenukus ir atimti iš jo galę, patirtį augimo ir galę savo žinojimo. Kaip aš galiu, kaip aš renkuosi patirtį, galinimą, atsakomybės jausmą. Bet aš kaip sąmonė galiu žvelgti su tikėjimu, ramybė, pasitikėjimu ir vidiniu pajautimu, galbūt savo patirties pasidalinimu, savo vidinę būseną, skatinti, aktyvinti jame tas šviesos daleles prisilietimu, tuo kreipimusi į aukštesnės sąmonės dalis. Aš kaip mama galiu laiminti, prašyti Dievo palaimos, sukalbėti maldelę ar sugiedoti mantrą, skirti kokybiško laiko, gebėti išklausyti ir nebeįsikišti, nebekontroliuoti, atiduoti savo vaikų likimus į kūrėjo rankas, į aukštesnius sąmonės rankas, matyti juos, skatinti, dėkoti už jų vidinę galią, už jų šviesą, už tai, kad jie irgi yra kūrėjo sąmonės dalelė ir nesvarbu, kokiame amžiuje patiria. Taip, kūdikystėje vienokia globa, o einant auginant, liūdijant žmogaus virsmą, mes leidžiame ir tikime ir pasitikime ir įteikime tos procesus į kūrėjo rankas, kaip ir savo procesus į kūrėjo rankas. Ir tai yra neutralumas apie tai, kad aš leidžiu savo nebevertinti čia gerai, blogai, o būti dabartyje. Nes aš kol kas atvirai ranką padėjus prie širdies dar nematau tos visumos, dar negebu apčiuopti to viso dramblio ir išsinešti aišku suvokimą situacijos priežasties nuo A iki Z. Taip, aš turiu tam tikrus subtiliuosius įgūdžius ir gebu ir padedu ir palaikau per kūrėjo vedimą, per kūrėjo energiją, per subtiliųjų mokytojų pagalbą, pajuntu, ištransliuoju, išjaučiu tam tikras impulsus, aukštesnės sąmonės, energijas, žemiškosios sąmonės, teta helingą galiu daryti, bet pačiai savo man nėra lengva. Asmeniškumas įsijungia, tad leidžiu tam vykti, stebiu, kaip jaučiasi kūnas, kokia ateina mintis ir sąmoningu įkvėpimu, sąmoninga vidinė banga išgyvenu tą jausmą ir vėl pasirenku naujai savo vidinę būseną. Tai pasidalink po komentaru, kaip tu suvoki neutralumą, kaip tau sekasi
pasidalink įžvalgomis, suvokimais ir dabar ačiū už kantrybę. Esu ta, kuri mėgsta dalintis, esu užsivedanti ir tai yra tokia mano dabartis ir tai ačiū, kad tu priėmė, jeigu esi mano profilyje, jeigu esi kartu su manimi. Padavė stiprų srautą, atrodo, vos nuo kėdės nenukritau. Gerai, dabar nurimsiu ir dar trupučiuką pasakysiu, kad sausio mėnesį, ko gero, tiesioginių transliacijų nebus. Visos meditacijos, visi mano susitelkimai yra YouTube. Dalia Vaitkumvienė, prenumeruok, palaikink, pasidalink su draugais, pasidalink įžvalgomis, suvokimais. Ta pačią meditaciją galima klausyti keletą kartų ir kiekvieną kartą išsinešti suvokimą, įžvalgą, pojūtį. Meditacija yra gerai, ji nuramina protą, atpalaiduoja, bet jeigu mes iš meditacijos, iš suvokimo, iš pajautimo įnešame į realybę veiksmų, užtvirtindami tai savyje kasdienybėje, tada tu jau esi savo vidinėje galioje ir pergalėje, nes tą subtilėje energiją į materinę. Dar yra sukurta Messengerio grupelė, kurioje bendražygiai dalinasi suvokimais, patirtimis. Ten visiems, kurie dalyvavo mano vedamose asmeninėse sesijose, mentorystėje, taikau 50% nuolaidą ir sesijoms, ir meditacijoms, kad palaikyti jų virsmą, kad palaikyti juos tą gyvybinę energiją. Išeisiu nuo sausio 21 į tylą, į vidinį augimą, į sveikatinimą ir paskui pakviesiu jūs susitikti meditacijose Zoom platformoje. Transliacijos išliks pagal vidinį pajautimą, nes kūrėjas veda į gylį ir veda į mainus. Kad mainai būtų iš širdies pajautimo ir tuo pačiu dalinsiuosi 1-2 kartus mėnesyje viešai. Tai tokia informacija, toks pasidalinimas. Aha, srautai jau eina. Pakvėpuok sąmoningu sujungtų protų, atpalaiduok kūną, pajausk ryšį su žeme. Įsivaizduok, kaip įteiki procesus į kurią rankas ir susijungi su kūrėjo meile per kvėpavimą, per tą vidinį ketinimą, per dėkingumą, lengvumą. Įsivaizduok, kaip atsiveria tavyje poros. Kiekviena tavo ląstelė tai dieviškas šaltinis ir matau, kaip atsiverinėja žmoguje poros. Kiekviena tavo poros ląstelė taip sakosi, tai tarsi dieviško šaltinio monada, kaip lodoso žiedas.
Ir taip aktyvinasi tavo šviesos kūnas, nes rodo, kaip ta mozaika per kvėpavimą, per susiliejimą su kūrėjo valia, su šviesos rautu, su tuo, kas aš esu esmėje, lyg ištirpo tą iliuzinę materiją. Pirmą kartą patiri tokį jausmą, lyg subirtų mano žemiškasis fizinis senasis kūnas ir nėra toks labai malonus kūne šitas jausmas. Jisai atsiveria ir išnyksta. Oi, toks, oi. Ir čia savo subtiliu vidiniu pajūtimu aptinku savyje, fiksuoju subtiliuoju vidiniu žinojimu savo šviesos kūną ir susitelkiu jį. Įkvepiu iš šviesos šaltinio tą dievišką šviesą į save spirale. Ir išspinduliuoju, atverdamas burną. Lyg įtraukiu tą šviesos energiją į save ir taip aktyvinu šitą kvėpavimą savo šviesos kūną. Neskirstau protu, tiesiog leidžiu tam vykti, nesiteikiu procesus tavo mano įkūrėjo rankas ir leidžiu tam būti. Jaučiu save kūne, jaučiu pėdas ant žemės, jeigu guli, jaučiu irgi ryšį su žeme tiesiogiai iš pėdų einantį į žemės, antrinę žemės tašką, Gajos centras tašką, tyrosios žemės tašką, susiderinu su žemės poliais, susiderinu su savo naująja šviesos ašimi, kanalu. Paleidžiu kontrolę, paleidžiu tai, kas suvokiu ir nesuvokiu, tai, kas turi būti paleista. Tiesie Dieve tavo valia, tiesie kūrėjau tavo valia, tiesie mano valia. Esu, kas esu ta šviesos šaltinis ir kvėpuoju savo šviesą. Aktyvinu savo kvėpavimą, savo širdyje tą dievišką deimantą, tą šviesos kanalą, kuris susijungia su tyrąja, subtiliaja energija einančia iš žemės. Dabar įkvėpsime iš čia ir iš žemės centro ir sujungsime krūtinės centre sferiškai. Mano krūtinės centre, kažkam galbūt gerklėje, kažkam galbūt trečioje čakroje, susijungia šitie du taškai į vieną ir aplink tavo kūną susiformuoja šviesos rutulys, sfera ir tu esi toje šviesos sferos tame burbule. Jausk tašką ir aplink save sferą. Ir taip vyksta kiekvienoje tavo ląstelėje. Jausk monados tašką ir sferą. Ir leisk šitai šviesos roviai
šitoms ląstelėms, šitiems impulsams keliauti taip, kaip jiems keliaujasi. Tai tarsi elektros srovė, šviesos srovė tekėtų ten, kur turi tekti, tekėti, aktyvintis. Įkvėpk tiek kartų, kiek tau norisi, pabūk tyloje, pabūk ramybėje, jausk tašką, susijungimo tašką krūtinės centre, dėmesys yra ten. Ir su kiekvienu iškvėpimu tu vis labiau ir labiau plėtiesi, plečiasi tavo šviesos kūnas, nes jis yra ir kūrėjo šviesos dalelė, kartu su kūrėjo energija, kaip meilės vandenynas, kaip meilės vandenynas. Tu esi tas šviesos spindulys, tas taškas apjungiantis materiją ir nemateriją, apjungiantis praeitį ir dabartį. Ir nebėra laiko, nebėra nieko, esi tik tu ir tas taškas ir ta dieviška kūrėjo sąmonė šviesos sklaida, kuri yra tavyje, kuri buvo tavyje. Tiesiog per tavo kvėpavimą, tiesiog per tavo būties susijungimą tame taške viskas nukrenta, pasileidžia taip, kaip turi pasileisti. Tiesiog tavo užduotis kvėpuoti, kartu su kūrėju kvėpuoti, tavo širdis yra jo širdis, pajausti, aktyvinti tą ryšį su pakitusiu kūrėju ir pakitusią motinos žemės Gajos centru, nes ten irgi yra kūrėjas. Bet visas dėmesys yra tavo taške. Tavo dėmesys yra tavo krūtinės centre. Pajausk, leisk savo nevertinti, leisk savo tau būti ir jeigu gali, pasveikink šviesą savyje, taip kaip tau einasi, pašlovink, pasveikink ir eik dar giliau, dar giliau. Su kiekvienu įkvėpimu tu nyri vis giliau, atsidaro viena erdvė, kita erdvė. Ir tavo šios dienos tikslas pajausti vidinę tylą, vidinę neutralumo būseną, susiliejant per vidinį savo pakitusią energiją, kūrėją šviesą savyje, ateiti į tą vidinę pakitusią tylos erdvę, į vidinę tuštumą. Todėl nenusimink, jeigu nėra vaizdinių, jeigu nėra jausmų, jeigu nėra spalvų, nėra fejerverkų. Tiesiog kvėpuok, sujungtų sąmoningų kvėpavimų. Įkvėp per 4, iškvėp per 4. Padaryk tai keletą kartų, apjungiant, jungiant savo šviesą visas sąmonės dalis į vienį, į vidinį žinojimą, į tą šviesos šaltinio energiją, kuri yra dabar, kuri spinduliuoja kaip deimantas, kaip lotosas, kaip perlas, kaip išmintis tavo krūtinės centre. Jeigu nori, gali pridėti ranką. Galbūt išgirsi širdį ir pasakys labas toje tyloje. Neišsigąsk, pasveikink ją, padėkok savo kūnui, padėkok kiekvienai savo ląsteliai ir tai dieviškai ląstelė šviesai, padėkok kiekvienam savo organui, kraujui, vandeniu, ugniai, eteriui, orui. Tavyje nuostabi dieviška struktūra, pasveikink ją, atsiprašyk jos, jeigu jauti kažkokį liūdesį ir graudesį einantį iš kūno. Labas, tu tiek metų man tarnavai, labas mano širdelė, labas mano striuma, labas mano kepenys, labas mano gerklos, labas mano liežuvė, labas mano akys.
labas mano ausis, labas mano smegenys, labas, labas. Ir pajausk tą labas einantį iš dieviško šaltinio, iš tavo šviesaus kūno, iš tos pilnatvės ir su kiekvienu įkvėpimu, iškvėpimu. Eik į tą dievišką šviesą, į tą labas, patirdamas save vis giliau ir giliau. Išmyluok, išbučiuok savo inkstus, antinksčius, kaulinę imuninę sistemą. Labas, 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 labas. Taip, galbūt norėsis om, ar kažkokios mantro, ar žodžių, ar raktažodžių, ar atleidžiu, ar myliu, ar atrandu, ar įgalinu. Tu esi kūrėjas, bendrauk, pažadink. Leis tam šviesos šaltiniui persmelkti iš vidinės erdvės ir iš išorės ateiti ir iš viršaus, iš dieviško šaltinio. Ir mūsų tas viršus nėra kažkur ten, jis yra tame širdies taške, ta kvantinė gelmė, tavyje, tavyje, tavyje te bus pašlovinta ta dieviškoji šviesa, tas vidinis žinojimas, kas tu esi, iš tos tylos, iš to pakitusio aš, iš tos ramybės, iš to atsipalaidavimo, kai nereikia niekom būti, kai tu tiesiog esi, kas esi. Ir leisk sau, jeigu gali, dar truputį plačiau plėstis ir susijungti, dar stipriau patirti savo vidinį žinojimą, savo šviesą, ateinantį iš motinos galios širdies per kvėpimą, per pėdas, per kūną, per savęs patyrimą kūne, per savo pažadinimą, per meilę kūnui. Per akis leisk sau, išglostyk, išmylėk, duok sau, pažadink kartu su kūdikiu, su tyrumu, kaip kadaise, kai tyrinėjai savo būtį, kai kadaise tyrinėjai save iščiose, placentoje. Leisk sau patirti tą saugumą motinos kūne, o dabar kūrėjo kūne, kūrėjo žemėje, pasaulio mamo žemėje. Ir tuo pačiu įkvėpk ir iškvėpk šviesą kaip srovę, kuri vėl ir vėl. Ir vėl tos dvi bangos susijungia ir vėl susijungia tame taške ir vėl tas kvantinis taškas aktyvinasi tavyje, kaip jūros lašelis. Ir vėl tu vėl patiri tą begalybę ateinančią iš dangaus, iš dangiško tėvo. Ir tuo pačiu tą kūną, tą materiją, tas raišką kūne, ląstelę savo organą, savo savyje apjungtas dvi dalis, apjung ir pabūk su tuo. Pažvelk į save kūrėjo akimis, pažvelk tos dieviško šaltinio amžinybės šviesos akimis, aukštesniojo aš akimis, tegu ateina tas subtilusis vedlys. Paprašyk mokytojo, kad mokytojo akimis galėtum pažvelgti į savo vidų, į savo gyvenimą, į savo realybę, į savo inkstus, į savo kepenis. Užmegzk ryšį su ta organo dalimi, kuri prašosi tavo dėmesio, kad dar labiau atsivertum, kad dar labiau save patirtum čia žemėje, čia žemėje, žemėje. Nebebėk, nebebėk, tiesiog leisk savo būti, leisk savo tikėti. Ir galbūt nepatogu, gal norisi šaukti, gal norisi verkti ir viskas yra teisingai. Tegu kyla tie jausmai, kurie turi kilti,
bet išlik neutralume, išlik stebėjime, išlik to šaltiniu šviesos, patirdamas savo žemišką raišką per šviesos šaltinį, per šviesos kūną, per tą susiliejimą, per kiekvieno savo ląstelės atsiverimą. Ir tegul tas jausmas, kad trupa, atsilupa, tai atsisluoksniuoja, kas jau yra seno, kad sunyksta tas mano žemiškasis kūnas, ta žemiškoji realybė. Tu šiandien duok ranką kūrėjui ir apkabink pat save, leisk tavo aukštesniai šviesai, tavo aukštesnės aspektams sielos, kosminės sąmonės, didžiosios sąmonės, šviesos šaltiniui, absoliutui. Taip, kaip tu patiri, taip, kaip tau einasi, Kristui, ar Marijai, ar pasaulio mamai. Įsirangyk į jų grėbį, įsikibk į ranką ir atiduok visą tą žinojimą, kaip sveikti, ką daryti, atiduok visas tas pastangas, kontrolės, visa, ką aš darau, tai yra šviesa, dieviškasis patyrimas ir neutralumas, leidžiu tam vykti ir jaučiu stabilumą, savo galią ir vidinį pasirinkimą. Leisk savo būti toje tyloje ir patirti savo kūną taip, kaip jis pasitiria, be kontrolės. Ir leisk savo šviesos kūnui aktyvuotis tavyje ir užpildyti tavo žemišką raišką, sukurti tą naują kūną. Leisk, leisk. Aš nežinau, kaip tai vyksta. Aš nežinau. Aš tiesiog transliuoju. Aš tiesiog pasitikiu. Ir tavo paliūdimas, žmonių paliūdimai, žmonių virsmai, mano pačios virsmai, išgyjimai. Ir tai sustiprina. Jeigu pavyko bent vienam žmogui, bent vienam sąmoniai, jeigu pavyko dispenzai, pavyks ir tau, pavyks ir man, savo laiku, savo tempu, su savais žmonėmis, su Dievo pagalba. Tebūnie, kur jau tavo valia. Paleisk, 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 kiek metų taiką laikai. Paleisk įsitikinimą, kad esi vienišas ar vieniša. Paleisk įsitikinimą, kad tai ne tau. Paleisk įsitikinimą, kad esi ligotas. Susiderink su šviesaus kūnu, su nauja sveikata. Leisk, leisk. Ir aš net pažįstu savo balso, ir aš net pažįstu savo tėkmės, ir aš net pažįstu tos kažkokios naujos, pakitusios vidinės būsenos dabartyje. Bet leidžiu tam, pasiduodu, leidžiu tam, leidžiu tam prisirišimui numirti, kuris turi numirti, netekties baimiai, leidžiu, paleidžiu. Įsikabinu į kūrėjo ranką, jeigu moku prisirišti, įsikabinu į savo šviesos kūną, į save, į savo ląstelę esantį žinojimą ir tegu kūrėjas įlieja ir atveria tau tą žinojimą, kaip jaučiasi tavo šviesos kūnas, kaip jaučiasi sveikas tavo kūnas ir kad yra tau įmanoma. Tiesiog pasakyk tai, tegu atsiveria, tegu kiekviena ląstelė išjausi, suvoksi, patirti tai, kas tikslinga tau, tai, kas tave įgalina, tai, kas buvo laukta. O gerai, kaip skleidžiasi. Tau pavyko, pajaus kūrėjo meilę globą. Tau nieko nereikia stengtis, kovoti, tau tai reikia pasiduoti šią akimirką, atsiverti teisė kūrėjo valia, taip, įsilieti žinojimą, kad yra įmanoma būti sveikam, yra įmanoma. Ir tai aš dabar patiriu savo vidinę esmę, savo vidinėje tyloje. Matau, regiu save, tave sveiką, laimingą, dievišką. Be baimės praradimo, be baimės susinaikinimo, paleidžiu. Priimu lengvumą, tyrumą ir įsilieju
tą žinojimą iš kūrėjo, kaip jaučiasi lengvumas, tyrumas, kaip jaučiasi šviesos kūnas, šviesi, sveika ląstelė, kaip jaučiasi atsivėrimas, priėmimas savo dieviškumo, savo tyrumo, lengvumo, pagal kūrėjo valią, pagal kūrėjo aukščiausią žinojimą. Sakyk taip, tegu įlieja kūrėjas, tegu atveria, tegu išskleidžia, tegu aktyvina tai, kas turi būti aktyvintas. Suvok, tai, ko labai trokšti, ateis savo laiku, kai susiderinsi, kai jau kūrėjas jaus, kad tai tu pati pajausi ir patikėsi savo dieviškąją šviesą, savo galimybę, meilę. Visų pirma, duok palaikymą savo. Viską, sako kūrėjas, subalansavo, sustygavo, įliejo, aktyvino. Dabar pabūk priėmime, vyksta integracijos procesas, kaip kempinė sugeriu visą tą pakitusią energiją, susirenku visus žinojimus, esu dėmesį kūne, jaučiu pėdas, jaučiu rankas, jaučiu tašką, jaučiu tą dėžutę, į kurią tą formą, į kurią sueina šitie visi naujieji šviesos kodai, patyrimai, suvokimai, įžvalgos, kaip iš šviesos laikmena, kuri yra tavo širdyje. Ir jeigu norėsi ją patirti, aktyvinti, visada gali ją susitelkti. Ir tai gali būti tavo naujas startas. Susitelkti ir vėl išskleisti vis kitokias būsenas, be prisirišimo, kad va dabar turi būti taip, kaip buvo šiandien. Ne, esi kintantis, nuolat kintantis šviesos šaltinis. Jaučiasi ir Marijos, pasaulio motinos, švelni, dangiškosios motinos, Marijos Kumaros aukštesnis aspektas. Jaučiu ir būdo sąmonę, kadangi jis su manimi, kadangi mokinuosi būdų mokykloje. Dėkingumas ateina. Rami drąsa. Išlaisvėjo krūtinės centre. Tokia vidinė šypsena, atrodo, kiekviena ląstelė šypsosi. Tyrumo jausmas, lengvumo jausmas. Per pėdas eina irgi energijos, kaip skruzdėliukai vaikšto. Jaučiu, kaip ir absoliuto energija dabar prisijungia. Jinai tas šviesos kanalą, jinai aktyvina, kaip šviesos diodą, tikslingumas lyg suveda, tokia kaip grandinė tokia eina.
Nu ką, ačiū, kad esi. Dar noriu tavęs paprašyti palaikymo, kad pasidalintum, kuo naudingos per mane einančios meditacijos, ką jos tau duoda, kad aš graži ir faina, aš jau tai žinau, juokiuosi, juokiuosi. Man labai rūpi ir aš labai noriu, ir mano žemiškam protui dar yra vis svarbu sužinoti, kaip tau sekasi, kaip sekėsi meditacijose, kuriuose vedžiau per šiuos metus, ką patyrei, kokį pokytį išsinešei, ką tau jos davė, ar jos tikslingos. Gal aš čia viena pati savo tokią fainą transliuoju ir mėgaujuosi, ir tai yra gerai, bet noriu prajausti tą tikslingumą, kad būtų ir mainai. Taip pat, jeigu dalyvavai mano vedamose mentorystės sesijose, asmeninėse sesijose, irgi pasidalink, prašau, arba man, arba po postų, kai kviečiu žmogų į asmeninę mentorystę. Kokias naudas tu gavai, kas pakito? Trumpai, nereikia romanų. Trumpai. Ir tuo pačiu tu pats užtvirtinsi dar kartą. Ir padėsi žmogui, kuris abejoja apsispręsti ateiti pas mane, patirti save per kūrėją, per mano vedimą, gauti palaikymą, įgyti tas priežastis, sveikatos, sąmoningumo priežastis, aiškumą įsinešti kažkokį, ar tiesiog žmogišką ryšį, palaikymą gauti. Pasidalink, prašau. Būsiu labai dėkinga ir ačiū tiems, kurie esate vienokiu kitokiu ar būdu palaikote. Mainai gali vykti įvairiausiai. Matydamas mane sėkmingą, laimingą, užtvirtindamas tai savo dėmesio savyje, taip pat palaikai mano būvį, mano kūrybą. Ačiū tau, kad esi. Ir sakau iki pasimatymo, nes jaučiu, kad turiu prigulti ir neleidžiu kalbėti. Tai iki, jeigu nori prisijung į Messengerio grupelę, kurioje mes tyrinėjame laisvės aspektus pagrinde. Judu į priekį, laisvai, lengvai, tyrai. Pridėsiu tave, dalyvavimas grupelė yra nemokamas Messengerio. Ir ten, kaip ir minėjau, buvusiems klientams, dalyvaujantiems meditacijose, turintiems mainus ryšį su manimi, yra didžiulės nuolaidos ir galimybės pabendrauti tiek asmeniškai, tiek grupelėse prisijungus už mainus, už širdies pajautimą. Tai iki pasimatymo, jeigu pradingsiu šiek tiek ilgėliau, žinok, su manimi viskas yra gerai, esu tyloje, sveikatinuosi, einu į vidinį gylį ir gavusi vidinį impulsą, leidimą grįžti, pakviesiu tave. Dar kartą priminsiu, kad visos mano meditacijos yra YouTube'e, prenumeruok, dalinkis, auk, klestėk ir ačiū, kad esi. Kartu mes galim daug daugiau. Iki. Ach, tai va.